Esu Podolskis, visi vieni kitą gal žaidėjai žinos. Bet aš žinau, kad aš nebūsiu super žvaigždė, kaip koks Messi ar Ronaldo, nes, nežinau, gal Dievas gal aš tikėjau savo sugebėjimais. Aš žinau, kad man visai gerai sekasi mokytis ir kad aš mėgstu bendrauti su žmonėm, aš mėgstu treniruoti žmonės, man visai viskas kitas gerai sekas. Tai va, aš sprendžiu studijuoti Vokietijai, po to Amerikoje. Dabar aš dirbu didelioje tarptautinėje kompanijoje ir uždirbu ne mažiau už kitus futbolistus, bet čia visai kita tema. Ir aš manau, kad mano kelias biškį nukrypo. Ne dėl to, kad aš gal, nežinau, nebuvau per prastas, nežinau, aš tiesiog nenorėjau eiti iki galo, nenorėjau rizikuoti, nes aš mačiau, kad daug mano kartos žaidėjų, kurie buvo jaunysiai labai geri Europai, tarp geriausių, dabar sėdi kažkur be darbo ir jie gavo traumas, jie prasigėrė, visokius kitus dalykus. Ir aš savo gyvenimą žaidžiau, žinau, su kiek futbolistais, aš paėsiu gal iš Lietuvos, kokius 4-5, kurie iš tikrųjų gali iš to gerai gyventi, žaidžia užsienį ir visą tai. Ir kas vienas įdomiausių dalykų yra, kai mes žaidžiai, kaip sakau, mes laimėjome visus Lietuvos čempionatus. Mes praktiškai mūsų Klaipėdos sudėtis visi žaidė rinktinėje, vienas iki vieno, mes buvom nenugalimi Lietuvoje. Iš visų tų, kas tapo profesionalais, iš mūsų rinktinės buvo negeriausi žaidėjai, kur sakydavo anksčiau. Jisai greičiausias, jisai geriausias, visi tie šiandien ne futbolistai. O futbolistai tapo tie, kurie viską, kategoriškai viską būtų padarę kaip profesionalis. Jiem nebuvo kitokios minties, jie niekada nebaigė kovoti. Jie ėjo treniruočiuos ir buvo prastesni, jie toliau ėjo, jie nepradėjo gerti, kiti pradėjo gerti. Jie, nebuvo, nežinau, kaip pasakyti, disciplinos daug turėjo. Ir vieną dieną, nežinau, po biškį prisivijo tos, kurie buvo anksčiau vyresni, stipresni ir aukštesni. Ir bam, išvažiavo į užsienį. Vienas žaidė Lietuvos lygas vartininkas, gal žino, antras vartininkas yra Arlauskis. Žinau, vienas, kas žino, Rusija žaidžia dabar Rumunijoje mūsų metų. Jisai, kai mes pirmą kartą reikia mūsų reikia 14 metus buvo gynėjas, žiauriai prastas gynėjas. Niekada nežaidė, tada jisai kažkada tapo vartininku ir jisai buvo žiauriai prastas vartininkas. Jisai nežinau, kaip jisai vis toliau kovoja, nežinau, jisai prieš 2 metus susijungė televiziją ir žiūri Čempionų lygą, Unirė prieš Valenciją ir vartis stovi Arlauskis, Čempionų lygoje žaidžia. Taip gali atsitikti, o toks pavyzdžiui, vienas toks pavyzdys, ne? Gal, tai aš sakau, daug kas iš jūsų nori tapti futbolistais ir gal jie šiandieną nėra patys geriausi, labiausiai pripažįstami, bet tai nereiškia, kad jūs negalite tapti futbolistais, jeigu jūs to norite. Bet bus daug momentų jūsų gyvenime, kai jūs sakys, man dabar gal lengvesnis pasirinkimas būtų eiti su draugais išgerti, tiesiog kitą nesąmonę, išvažiuoti per tai, knygų uždirbti. Aš nežinau, kokia jūsų situacija namuose, bet jeigu jūs norite būti futbolistais, jūs norite būti gerais futbolistais, jūs turite eiti vienu keliu labai kryptingai, labai tikslingai ir jau dabar, nors gal tai nesigauna vis tiek, jūs turite eiti tą pusę. Ir ne kiekvienam iš jūsų bus tai aktualu, ne kiekvienas iš jūsų nori būti futbolistai arba nori pasikeisti, kaip ir pas mane, bet vis tiek man futbolas labai daug ką gyvenime pavyzdžiui. Aš važiavau Vokietiją, aš neturėjau draugų nieko, kai tu žaidži futbolą, tu eini į komandą, tu iš karto pažįsti 20 žmonių. 20 žmonių pažįsta dar daugiau žmonių ir tu iš karto turi didelį draugų ratą. Aš gavau stipendiją Ameriką tik per futbolą. Man apmokėjo mokslus, kurie kainuoja metus 150 000 litų gal. Aš studijavau 2 metus, aš nieko nemokėjau, aš žaidžiau futbolą, aš keliavau po visą Ameriką, aš žaidžiau UEFA taurėje, aš apkeliavau praktiškai visą pasaulį, aš žaidžiau Vokietijos salės rinktinėj, paplūdimio rinktinėj, žaidžiau pasaulio Europos čempionatus, aš mokėjau 0 litų, aš visur skraidžiau ir turėjau labai daug džiaugsmo, nors aš tapau profesionaliu. Vis tiek, man futbolas tiek daug daro ir tai, sakau, nes nors jūs nebusite tie gal, kurie sakys, o aš noriu profesionaliai būtinai. Niekada nebaigit žaisti, galbūt jūs tiek daug gero iš to gausit, 100%. Ir aš manau, kad aš esu geriausias pavyzdys būtent tai. Kad jūs mane gal nematote per televiziją, kai aš žaidžiu Čempionų lygoje, bet patikėkit manim, mano gyvenimas, man atrodo, netgi malonesnis iš vieno kito futbolisto, kuris visą dieną kažkur treniruojasi ir nieko nemato. Manau, kad nėra tai visą daugai, nes aš taip bent nesiskūriu savo gyvenimą. Tai jo. Ką žinau, jaučiu iš jūsų čia tiek daug ir kiekvienas turi kokius kitus klausimus ir kas jums įdomu, ką jūs norite sužinoti? Tu dar žaidžiai, tu žaisi futbolą? Jo, aš žaidžiu ir žaisiu. Aš grįžau šiais metais iš Amerikos, kai baigiau mokslus ir mes turėjome labai sėkmingą sezoną. Ir aš turėjau pasiūlymą likti Amerikoje žaisti profesionaliai, bet aš nenorėjau likti Amerikoje. Aš dabar grįžau Vokietiją, pradedu dirbti didelę kompaniją ir kai tik aš įsikrausiu savo miestą, aš pradėsiu savo futbolą žaisti. Aš per jaunas kad baig žaisti ir man taip per daug patinka. Nuo kurių metų pradėjai žaisti? Aš pradėjau lankyti futbolą nuo 93
7 metų. Ir aš pirmą lankiau Vokietijai ir net 12 įsikraustėm į Lietuvą. Aš Lietuvoje gyvenau kaip 7 metus. Ir nuo tada aš pertraukau važiavau. Bet nuo 7 pradėjau. Aš savo pirmą profesionalų kontaktą pasirašiau 15. Pirmas A lygos rungtynės tais laikais 15 metų sužaidžiau. Kiek varžybas daugiausiai varžybas? Mes, kai buvom jūsų amžius, kažkur žaidėm prieš Palangą, Naują Akmenę, po to 12. Kaip koks rezultatas? 12-1. O profesionaliuose? Profesionaliuose 4. Amerikoje. Ja. Už Amerikos finalų laimėjo, kaip sakant, Mes dėja atgavom. Buvo labai įdomus rungtynės. Mes baigėm iš tikrųjų baigėsi lygiom, 2-2. Ir aš įmušiau 2 įvarčius. Ir mes ėjom pratęsimą, bet Amerikoje yra ta auksinio įvarčio taisyklė. Tai mes pasileidom įvartį greitai ir dėja baigėsi 3-2. Labai apmaudos rungtynės, žiauriai. Toks gyvenimas. Mes buvom geresnė komanda ir turėjom žymiai daugiau šansų. Vieną savo įsimušėm, mūsų vartininkas turėjo juodą dieną. Biškai nepasisekė ir dėja pralaimėjom 3-2, bet prasme nuėjom iki pratęsimo, iki pat ir toks ir gyvenimas kartais. Ne visada galiu laimėti. Neverkiai. Aš neverkiau. Ta dieną neverkiau, bet aš esu verkęs po rungtynių. Prasme, kartais tu esi ant tiek įsijautęs ir tu taip laimėti ir tai pats svarbiausias dalykas gyvenime ir tada tu nelaimi. Ir nors tu gerai žaidėjai, gal tu įmušei daug įvarčių ir tu viską atidavei. Kartais to nepakanka, būna tokių įdomių. Negali viską laimėti. Žiūrėkit, Ronaldo, kiek pralaimėjo, Messi, visi. Nėra žaidėjų, kuris nėra pralaimėjęs savo rungtynių. Ir jo, labai natūralu tada verkia. Manau, kad labai natūralu. Kiekvienas didelis sportininkas, žiūrėkit, Ronaldo, jis aišku per daug jau verkia. Bet tai yra visiškai okei. Ta prasme, aišku, esu verkęs. Koks jūsų futbolininkas mėgstamiausias? Mano mėgstamiausias futbolininkas. Geras klausimas. Aš iš tikrųjų, man patinka keli žaidėjai, ta prasme, aš labai gerbiu vieną kitą žaidėjo savybės. Kaip žmogaus, superžvaigždės, aš labiausiai gerbiu Messi, nes jisai visiškai nepasitikėjęs. Jisai viską daro už komandą. Jisai niekada nebando pavogti baudą, ta prasme, apsimesdamas, kad jisai visada nuoširdžiai iki galo dirba. Ir jisai dirba su vaikais, nors jisai galėtų eiti, nežinau, pinigus savo leisti. Tai kaip žmogiškumo pusės Messis man patinka. Taip, ką žinau, iš žaidėjo man labai patinka, kadangi iš vokietis, aš esu biškai šališkas, tai man labai patinka Mestas Özilis, kuris yra vienas geriausių Vokietijos šios kartos žaidėjų. Mes dar daug malonių turėsim varžybų su juo, mes Vokietijos įmonė. Aš sakau, mes, bet, prasme, jo. Özilis yra super žaidėja. Jau. Ribery yra, aš labai gerai žaidėja. Jis yra, jūs matėte, Bayernas, kiek pralaimėjo rungtynių dabar finalų, taurės finalą pralaimėjo, Čempionų lygos finalą pralaimėjo, viską. Bet jisai buvo palyginus jį su Robinu, kuris yra dėl savęs ir taip toliau, jis yra labai už komandas ir dirba, jis labai sunkiai dirba. Jis toks irgi sunkokas atvejis kartais būna kaip žmogus, bet jo, man labai patinka Ribery. Aš jį mačiau gyvai ir žaidžiu. Aš jį sugaudyti turbūt būtų neįmanomas klausimas. Tai taip, kaip mes kamuolį statom, taip jis meta į priekį iš paskos bėga. Įmanoma. Jau. Tos tiek daug dalykų. Nes, žinau, jūs daugiau žaisite, jūs būsite vyresni žaidėjai, daug prasidės rinktinės ir turėsite gausit pasiūlymų iš klubų. Jūs jau turite daug geresnių variantų, nes kai mes pradėjom, arba kai mes buvom 16 amžių, dar nebuvo jokių akademijų ir nebuvo jokių užsienio skautų, kurie atvažiavo į Lietuvą. Šiais laikais tas keičiasi, jau jaunimo rinktinės žaidėjai žaidžia Italijoje, Anglijoje, žaidžia dideliuose klubuose, pas mus to nebuvo. Jūs turėsit žymiai geresnes galimybės būt pastebėti negu mes. Skautai atvažiuoja čia, jei jūs žiūrės, jei jūs ieškos. Jeigu jūs pasirodys, jūs turėsit šansą išvažiuoti, kurių mes neturėjom tada. Nes sakau, nors jūs žaidžiate Lietuvoje, ne kokį Barsoje, ar dar kažką, jūsų kelias nėra užvertas. Ir jūs turite galimybės ten atstovėti, daugiau reikia kaip žemės, kad būtų aiškiai kamuolio, kokį vartą, ar sienas, dar kažką. Visada galime kažką daryti. Visada. Ir jeigu jūs ieškos priežasčių, jūs susirasit priežasčių, sakyti. Oras blogas, nieks su manimi norai žaisti, batai blogi, kamuolys blogas. Gali sugalvoti bet kokias priežastis. Žiūrėk, Messis, jisai tais laikais, Argentinijoje, jisai buvo žaidė Buenos Aires, Boca Juniors, ar kur, jis buvo per mažas. Ir jam nenorėjo sumokėti
augimo hormonų klubas už $1000. Ir jis buvo labai gabus, žiauriai. Ir jis sakė, jis per mažas $1000 dar per rizikinga už tokį jauną tai mokėti. Tai Barsas sutiko, ir sako, gerai, 1000 mums tas pats, mes tai pasiimsim. Ir jis išvažiavo į Barceloną ir buvo pats mažiausias. Ir visi žino, kas yra Mesis, visas pasaulis žino, kas yra Mesis. Buvo, kad atsibodo labai futbolas, nebenorėjo ten žaisti. Tiesą pasakius, man niekada nebuvo toks momentas, kad aš jeigu aš nebenoriu žaisti futbolą, nes tai yra per svarbus mano gyvenimo dalis. Nuo pat mažens aš žaidžiu ir kai man kažkaip blogai, kažkas šeimoje blogai, ar su draugais, aš einu žaisti, aš viską pamirštu, nes susikrauni, tu galvoti, ką kamuolį, kaip įvasti dabar, užkai kažką daryti. Aš visada žaidžiau, bet aišku, kaip praeiti svarbus rungtynės, kartais baigėsi sezonas, buvo labai sunkus sezonas, žaidėjai daug rungtynių, norisi kokį mėnesį pailsėti, 2 savaitės, biškį apsipūsti, pabūt su draugais, šeima, bet vėliausiai po kelių savaičių vėl grįžtas norisi eiti aikštę. Žinot, kaip būna, esi traumuotas, negali žaisti, arba sergiais namuose, kaip pasiilgsi tu kamuolio azartų, nori eiti blogą, nori stovėti kamuolį kažką daryti. Tai, niekada nebuvo taip, ar skaičiu, aš nesu futbolo, bet jau man niekada nebuvo. O tai jūs turite draugę ar žmoną? Aš turėjau draugę, žmonos neturiu, bet biškį man manau, ne, kol kas neturiu nieko. Turiu laiko savo ir savo malonumą. Tada geras. Įdomus klausimas, tiesą pasakius. Aš važiuoju su komanda į Švedijos, Danijos. Kokius jūs turės? Gazprom ar? Buvom Vokietijoj įmonės. Kokiam turėjau buvo? Kalnuose kažkur. O, Gazprom irgi salė, ne? Salė fainai. Jo, geras, mes įgau, kiekvieną kartą kalėdų būna, ne? Ar čia iki naujų kažkaip. Mes kiekvienais metais važiavom. Išvažiuojam kalėdų antrą dieną. Jo, pas mus reikia, mes buvom 2 kartus finalės ar būtumėm finalą. Niekaip nesu jo finalą, bet kažkaip Gazpromą. Bet Argi važiavom. Visi mane žiūri, kažkokia anekdotą pasakoti. Tai kas dar įdomu? Tai kiek iš jūsų man įdomu, kiek iš jūsų nori tą futbolistais pakelti ranką? Žygiai nedaug. Frankai, žodžiu, dar visi turi tą tokį mintį ir svajonę. Niekada neleiskis niekam sakyti, kad tai neįmanoma. Niekada netikėkit to, kad tai neįmanoma. Tai yra įmanoma. Bet jeigu jūs sau leisis tik, kad tai neįmanoma, tai jau ir bus neįmanoma. Labai paprastas dalykas. Tai yra mano palinkėjimas jau. Dabar man tėvai sako važiuoti į Angliją, sėsti, tai man apsimoka, ne? Aš žinau tavo situacijos iš namuose. Ką jis sako, važiuoti į Angliją, ką daryti? Futbolą. Dabar tokią amžių važiuoti, manau, kad biškį rizikinga. Aš manau, kad aš turėjau daug trenerių, vokiškų, amerikietiškų, viską. Ir treneris jis tikrai vienas geriausių. Ir jisai gali paruošti profesionalus. Jis yra paruošęs profesionalus, jis turi pakankamai žinių ir bet jo reikia klausyti. Tu gali eiti treniruotis. Yra didelis skirtumas, jeigu tu ateini treniruotis, tu darai kažką, nežinau, suvarti kamuolį ir to pasako, tu darai tik dėl to, kas pasako. Ar tu klausai, kas sako, ir tu darai išvadas. Nes, pavyzdžiui,